Gal ne šiandien, gal ne čia. Jo, jie tiesiog čia vaikšto. Ir valstybė buvo atkurta su šitos įvykiais. Viską buvo įteisintas istorija. Tai mes ir norim parodyti tą virsmą senos valstybės į modernę valstybę, į modernę Lietuvą. Tos dvi vėliavos simbolizuoja ir seną, ir naują. Tai yra nedaloma, tai yra vienis mūsų valstybė tūkstantmečio valstybė. Kuo tai yra svarbu? Priminti žmonėm ir akcentuoti, kad tai yra tąsa, tai, ką mes turėjome, mūsų istorija, mūsų kultūra ir mes negalim dalinti, kad dabar pradedam nuo 18 metų ar pradedam nuo 90 metų. Tai yra nuo Mindaugo karūnavimo iki dabar ir tąsa ir tikimės dar 1000 metų. Gerą dieną visiems. Su šventėm, su vasario 16. Tai va, prisistatysiu, kas mes esame. Esame viešosios įstaigos mūsų vėliavos organizacijos nariai. Tai va, ir organizuojam šitą akciją. O dabar norim perduoti žodį Vilniaus merui Artūrui Zuokui. Sakėt, ilgiau kalbėsim? Ne. Pakalbėsim dar, pakalbėsim. Sakėt, ilgiau kalbėsit, aš taip sakant. Tai sveiki gerbėvieji, čia susirinkę paminėti vasario 16-ąją mūsų valstybės atkūrimo dieną. Ir gražu, kad simboliškai esame šioje vietoje, kur įvyks labai graži ceremonija. Tai yra mūsų istorinė Vyčio vėliava, trumpam, pagal projekto sumanytojų pakeis mūsų trispalvę. O kaip žinote, vakare bus puikus 20 val. 30 minučių koncertas geltona, žalia, raudona. Visus kviečiu dalyvauti. Tačiau katedros aikštėje. Tačiau šiandien aš dar norėjau pristatyti naują iniciatyvą, kuri kaip tik ir gimė gerbiamo Deivido ir Mindaugo dėka, nes kovo 11 dieną minėsime mūsų valstybės nepriklausomybės atkūrimo dieną ir kartu 25-metį. Todėl, jeigu pamatysite šiandien katedros aikštėje stovinti didžiulį 25 metrų stiebą su didžiulė trispalve, tai būtent kovo 11 dieną tas 25 metrų vėliavos stiebas bus atsistos čia ir visi iškilmingai, dalyvaujant ir Mindaugui, ir Deividui, ir kitiems garbiems asmenims, bus pakelta istorinė Vyčio vėliava. Kaip žinote, kol kas vis ginčų daug, kasgi turėtų čia atsirasti Lukiškių aikštėje, koks paminklas tokia idėja. Ir kol nėra tokios idėjos, kurie visus suvienytų ir visi vieningai sakytume, taip, čia tas paminklas, kurį norime visi matyti, tai bent jau tą laikotarpį, o gal ir ne tik, būtų gražu įpaminklinti, jeigu galima tai pasakyti, arba įprasminti mūsų istorinę Vyčio vėliavą. Taigi, dar kartą dėkoju viešosios įstaigos mūsų vėliavos steigėjams už gražią iniciatyvą, kuri ir paminklins matyt Vytį. Ačiū Jums labai ir gražių švenčių. Meras taip uoliai susireguliavo mikrofoną, aš taip nepripratęs, bet nusižiūrėjau.
Dėkoju visiems, kas susirinko ir pasakysiu, kodėl aš tai darau. Kiekvienoj patriotinėj iniciatyvoje dalyvauja ne tik tai Deividas, ne tik tai jūs, bet ir mano vaikai iš Žilvinėlio darželio. Va, prašom už tai, kad auklėti jaunąją kartą. Ačiū. Ačiū. Čia įsidės. Ačiū. Pradedam ir paskiau visus kviečiam su Vyčio vėliava žygiuot prospektu iki katedros aikštės. Simboliškai sujungsim. Ką, visi jau laikom? Nu ir ką, einam. Pareguliuok. Einam į kalną. Tai mes einam dabar Bueno, estamos viendo también esta šuniną, dėjus per pečius tą pernešą, ant kaklo odinis pavadėlis ir ant to odinio pavadėlis nutaiso plokštelę metalinę.
Pakelsim dabar. Dabar teks kelti, dabar teks kelti. Jo, dabar vaikai paleidžiam, dabar biškį paleidžiam. O, dabar pakeliam. Wypełniona szczęśliwie